Sveiki visi, aš Wolfas ir sveiki atvykę į Trepanacijos kanalą. Tai kągi, šiandieną darysiu tai, ką daro visi įžymiausi Lietuvos youtuberiai. Tai ką, aš esu Just Wolfas ir dabar aš googlinsiu save. Tai kągi, įsivedus į Google paiešką Just Wolf mes matome šį nuostabų vaizdą. Nu tai ką, galime pasižiūrėti, ką randame. Matome Spotify, Just Wolf. Pasižiūrėkime, įdomu labai, ką čia parodys. Aš matau, kad tai yra Trakų pilis. Spėkite, kas yra Trakų pilis. Taip, Trakų pilis yra mano daina, kurią sukūrė mano geras draugas DJ Gedas ir patalpino į Spotify platformą. Taipogi mano nuostabioji daina yra SoundCloud platformoje, bet šitas Just Wolfas nesu aš. Pasirodo, yra kitas Just Wolfas, kuris yra nepasiekiamas Lietuvoje. Tai ką, Trepanacijos kanalas juda tolyn. Matau, kad yra Instagramas, pasižiūrėkime, ką gero galime rasti būtent čia. Ok. Labai gražu. Aha. Matau, kad tai yra Teen Wolf Edit 3. Puiku. Galime apžvelgti toliau. Vėl matome SoundCloudą ir tai ne kas kitas, o Apple Music. Ką turi pasiūlyti mums Apple Music? Taip, tai yra vėl Trakų pilis. Ir Trakų pilies yra ne viena versija. Yra Trakų pilis super slow motion version. Trakų pilis a very accelerated version. Trakų pilis ballad version. Trakų pilis extended version. Trakų pilis instrumental ir Trakų pilis. Manau, kad tai yra išties puikus darbas. Ką mes matome toliau, matome dar vieną Just Wolf Instagrame. Ir jo, šitas iš karto atrodo rimtesnis, ką aš galiu pasakyti. Tada matome Just Wolf Songs Shazame ir elektroninė muzika. Top Songs by Just Wolfas. Taip, tai vėl yra Trakų pilis. Jo. Ką mes matome dar? Jo, galime pasižiūrėti vaizdus, aš manau, ir... O, kas yra šis simpatiškas jaunuolis, sakyčiau, pakankamai panašus į mane. Tai taip. Jo. Galime paklausyti Just Wolf and DJ Gedas Trakų pilis. Paklausome. Nagi, palaukite, YouTube'as turi reklamas. Intensyvios Lenor Perfume Therapy gaivos. Lenor. Dėl kvapiųjų aliejų technologijos intensyvi gaiva išliks su jumis iki dienos pabaigos. Lenor Perfume Therapy. 3 kartus ilgiau išliekanti gaiva. Išbandykite naująją ilgai išliekančios Lenor gaivos liniją įkvėptą itališkų kraštovaizdžių. Labai garsiai sakyčiau. Instrumentalas girdisi yra neblogas. Taip, tikrai geras. Galime pasižiūrėti, ką mes matome toliau. Girdime tikrai kokybišką dainą. Panašu, kad daryta daug laiko. Šį kartą klausome pagrindinę dainos versiją, kaip suprantu. Ne extended, ne ballad. Girdime autotuną. Videoklipas labai gražus. Tobula. Mėgaujuos kiekviena nota. O taip. Tai ką, paklausėme. Manau, kad jums tikrai turėjo patikti šis vaizdo įrašas, kadangi jis buvo neeilinės kokybės. Tai yra, spėju, geriausias video mūsų Trepanacijos kanale. Su jumis buvau aš, Wolfas, iš savo palėpės, nes aš esu kaip Fervis, turiu palėpę. Tai ką, dėkui, kad įsijungėte Trepanacijos kanalą. Susitikime jau kitą dieną. Viso gero.